Man labai ilgai užtruko suprasti, ką reiškia toks išsireiškimas atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ta prasme, aš tikiu, kad čia bažnyčia viskas tvarkoj, kad Dievas ten trejybė, tėvas, sūnus, kad ten, nežinau, man dar toks buvo šokas, kažkada manęs paklausė, o tai tu tiki, tą kūną iš numirusių prisikėlimo. Man tada buvo gal 15, sakiau, ne, aš tai neprisikelsiu, aš tai iš manęs tai bus gėlytė tik ant kapo, iš mano energijos. Tai užtruko suprasti, kad čia tas kūno iš numirusių prisikėlimas irgi nėra, kažkoks ten toks posakis, kad tai yra tikėjimo tiesa. Ir taip toliau prasidėjo, kad ten mergelė Marija iš šventosios dvasios ten pradėjo, kad ten Kristus tikras Dievas ir, tikiu. Tai, aš tą viską tikiu, tai ką čia atsiversti ir tikėti Evangeliją? Tai tą visą tikiu, tikėjimo išpažinimą jau tikiu, tai kur čia verstis? Ir tik tai daug vėliau, jau studijuodama teologiją ar dar vėliau, ir iki pat šiandien aš suprantu, ką reiškia atsiversti ir tikėti Evangeliją. Tai pirmiausia, Evangelija yra ne vien apie tai, kas yra Dievas, bet yra apie tai, kaip aš turiu gyventi, kad būčiau tame meilės ryšyje su savo tuo Dievu, kurį tikiu, kurį pažįstu iš švento rašto, iš bažnyčios mokymo, iš kitų žmonių liudijimo, iš maldos patirties. Ir va čia ir tikrai užtruko atpažinti savo giliausias nuostatas, kaip aš gyvenu. Aš visada buvau tokia pirmūnė, geri ateisiu, viską padarysiu, visiems padėsiu, čia ką nors sukursiu, kad visiems būtų geriau, kur nors nuvažiuosiu, ką nors palinksminsiu, žimsiu, sukursiu, subursiu. Ir paskui giliausioj gelmės, o kodėl aš tai darau? O aš tą darau, kad gal būčiau gera, o gal kad mane mėgtų, o gal kad tiesiog būčiau užsiėmus. Tai Evangelija yra apie tai, kad Jėzus sako, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Ir daugybę nuostatų, skaitydami Evangeliją, mes galime atskleisti ir atpažinti. Ir aišku, pirmiausia, Evangelija tai ir yra pats Jėzus Kristus. Jis yra tėvo geroji naujiena mums, kad mes nebesame vieniši, pasimetę, pasiklydę šitoje žemėje. Jis atėjo mums ir parodė, kaip reikia gyventi, kaip yra gyvenimas. Jis atėjo ir papasakojo mums. Jis atėjo ir atidavė gyvybę už mus, kad mes turėtume gyvenimą. Jis visą tai padarė. Žiūrėdama į jo gyvenimą, kurį, aišku, matau iš Evangelijų, klausydamas į jo žodžių Evangelijose, aš galiu šitą suprasti ir apie savo gyvenimą, apie savo kelią, savo pasirinkimus. Ir iš tikrųjų, jeigu aš labai tokiu blaiviu, aiškiu protu skaitau Evangeliją ir suprantu, kad čia ne kažkas ten prieš 2000 metų, kažkokiem ten jo draugam, keliem ten tiem žvejam, kurie pametė protą ir išėjo su Jėzum, bet man čia jinai parašyta. Man čia yra duoti šitie pažadai, tai oho, kiek reikalų. Tai šitas atsivertimas, tai čia galima analizuoti visokiais žodžiais, aš sykį tokiem vaikams sakau, vaikai atsiverskit ir tikėkite Evangeliją. Jie apsivertė kulversti ir atsivertė, gal sako, atsivertėm, jau. Tai ką reiškia tas pats žodis? Ir mes dažnai, tą atsiverskim tokioj buitiniai kalboj, mes jo nelabai turim. Ir net jeigu naudojam buitiniai kalboj, tai dažniausiai mes norim pasakyti, kažkokią tokią religinę prasme jam suteikti. Pavyzdžiui, atsivertė į sveiką mitybą arba į sveiką gyvenseną arba į, nežinau, kažką tai gyvenime iš esmės pakeitė žmogus, kas yra nauja ir kur yra kažkokia tai sistema, kažkokios sistemos jis ėmėsi laikyti.
Tai iš esmės tinka, nes metanoja, tas graikiškas žodis, tai pakeisti tą mąstymą. Aš mąsčiau tą kryptim, mano nuostatos buvo tokios kažkokios, tai ar ne, kad aš darau dėl to, kad, sakykime, bent jau nebūtų man liūdna ir kad turėčiau gal tokių žmonių, su kuriais pabendrauti, ar dar dėl kažkokios tai priežasties kažkokius tai veiksmus, arba šiaip, kad pati savo gerai atrodyčiau. Tų priežasčių daugybė. Ir visas tas atsivertimas pamatinis yra atpažinti, kad iš esmės, tie savanaudiški motyvai, tos baimės, tos mano visokios traumos, visokios tos nesąmonės mano gyvenime, išmoktos, suprastos, perimtos iš visuomenės, kad jos veikia ir stipriai nuneša tą Jėzaus mokymą. Ir kad jeigu taip labai gerai patyrinėjus, tie mano visi kilnūs dalykai, taip sakant, ir piš. Tai labai gerai, kai jau tai žmogus supranta, kai jau jisai supranta, kad jis maldas kalba ne dėl to, kad nori pašlovinti Dievą ir ne dėl to, kad nori padėkoti jam, o tiesiog, kai jisai sukalba maldas, jam geriau miegasi naktį. Tai tada kai kurie ten tie medituotojai, psichologai sako, tai gali ten kokį nors kitą kvėpavimo pratimą atlikti ar šiaip minčių. Iš tikrųjų mažas skirtumas, jeigu aš savo maldą neturiu to geriausio noro, troškimo pašlovinti Dievą, pripažinti, kad jis yra Dievas mano gyvenime ir kad dėl to aš ateinu melstis, sustoju melstis. Nepriklausomai nuo mano nuotaikų, nusiteikimų, gerai, blogai. Jeigu aš tą jau suprantu, tai jau turiu kur atsiversti, nes tik tada, kai aš suvokiu, kad trūksta kažko tai man, aš galiu ateiti Dievo akivaizdą ir sakyti, Dieve, trūksta man, nesigauna. Neinu aš taip, kaip tu sakai, pasigailėk manęs, perkeisk mano širdį, gelbėk. Ir jau supratus, kad reikia to perkeitimo, kad aš gyvenčiau toje dvasioje, kad aš gyvenčiau taip, kaip Jėzus mokino, kaip Jėzaus mokinė, ne išoriškai, ne veiksmais, nes fariziejai buvo tie, kur jie labai tobulai gyveno, labai visas maldas atliko, aukojimus ir moralės labai aukštos laikėsi ir Jėzus juos kritikuoja be sustojimo. Ir dėl ko jų tiek daug yra Evangelijoje, tų istorijų. Ogi dėl to, kad labai lengva tapti fariziejumi. Aš išmokstu kažkokius suopračius, kaip čia reikia, kada čia reikia nueiti į bažnyčią, kiek čia litanijų maldų atkalbėti, kaip čia reikia šypsotis, kaip čia reikia nepriešginiauti. Aš netgi galiu išmokti tokio elgesio, kuris yra panašus į meilę. Bet anaip tol aš viduj lyginsiu žmonės, teisiu, smerksiu, ten save kažkaip tai norėsiu kažkur ten aukščiau padėti ar dar kažką padaryti. Tai visą šitą savo dužlumą, trapumą, tą savo nenuoseklumą supratusi, aš jau pradedu suprasti, ką reiškia atsiversti. Ir tai yra pirminis atsivertimas, kai aš noriu būti su Jėzumi, noriu būti jo mokinė, noriu, kad jo pažadai, kuriuos jisai žadėjo, kad ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Arba sako, aš atėjau, kad žmogus turėtų gyvybę, kad gyvenimą turėtų, kad apsčiai jo turėtų. Ir kai aš noriu to gyvenimo apsčiai, ir kai aš suprantu, kad kiek daug manyje yra to, kas sukuria negyvenimą, tai jau yra atsivertimas. Ir jisai nieko gero, nes aš suvokiu savo tą nuodėmingumą. Ir labai gero, nes aš suprantu, kad dabar ne aš, ne mano galia, ne mano jėga, ne mano kažkokie tai pratimai, askezės, ten apsimarinimai, darbai, organizacija, maldos, maldelės, grupelės ar dar kažkas, kad viskas yra iš Dievo, kad Jėzus man dovanoja ir man reikia priimti. Ir priimti tai kiekvieną dieną vėl atsiversti. Tai reiškia, aš girdžiu jo žodį, jo Evangeliją, žvelgiu į savo giliausias nuostatas ir suprantu tą tarpą, koks yra tarp mano nuostatų
Ir va tos Evangelijos, tai kartais tas tarpas yra didesnis žingsnelis. Aš, pavyzdžiui, pabudau iš ryto nepatenkinta, ir man daeina kažkada tai, kad Dievas dovanoja man dieną, aš pasitempiu ir sakau, ačiū Dieve, tu man dovanoji naują dieną, tu būsi su manim ir mes kartu keliausim, kažką tai kursim. Bet būna, kad aš žiūriu į žmogų ir aš sakau, aha, tai tu toks, matai? Ir tada jau būna smegduobė tarp manęs ir to žmogaus, nes aš jau jį nuteisiau. Ir tarp Jėzaus. Ir čia atsiversti, tai oho, kokį šuolį reikia daryti. Ir pirmiausiai suprasti, tada kažkaip tai jau pasakyti atsiprašau ir bandyti žiūrėti tą žmogų Jėzaus akim. Ir daugybė tokių dalykų. Ir kas turbūt yra toks mums didžiausias suklupimo akmuo, daugeliui, kurie jau įsivaizduojame, kad tikime, žmonės sako, taigi aš nieko blogo nedarau, taigi aš nieko nenužudžiau, dirbu darbe sąžiningai, auginu vaikus, ko jūs pristojo čia, kad atsiversk, čia tą bažnyčią vaikščiok, čia tų sakramentų eik, taigi žiūrėk, tie eina ir ten alkoholikai dar kažkokie, o aš tai dirbu visą gyvenimą, aš tai dedu pastangas, kad užauginti vaikus, ten gal jų ir net nemažai, tai čia su manimgi viskas tvarkoja. Tai tai ir netvarkoja, nes iš tikrųjų mes, kai suprantame, kas mūsų viduj, mes suprantame, kad negalime be Jėzaus. Ir kad visą tai, ką mes darome ir ką sukuriam ir ko trokštame, kad tai be jo, tai yra nieko praktiškai. Ir smulkmena, to paties žmogaus, kurio gal gyvenimas sudužęs, kuris gal sugriovė šeimą ar net padarė kažkokį nusikaltimą arba ilgus metus praleido kažkokiose priklausomybėse, kažkokiose klajonėse, tikrose nesąmonėse, jeigu jis iš visos širdies atsiverčia, tai labai panašiai kaip Evangelijoje, žiūrėkit, kiek teisiųjų rodė į Jėzų ant kryžiaus ir sako, nugi karaliau, nuženk, jeigu tu čia Dievo sūnus. Ir tas žmogus, kuris buvo nuteistas mirties bausme už nusikaltimą vertą tos bausmės, jisai sako, Viešpatie, atsimink mane, kai nueisi savo karalystę. Ir Jėzus jam sako, aš tau pažadu, tu dar šiandien su manim būsi rojui. Ir jisai žengia į tą Dievo karalystę. Jam išsipildo Evangelija greičiau negu daugeliui tų teisiųjų, kurie taip visą gyvenimą ir nesuprato, kad jiem reikia Dievo gailestingumo ir atsivertimo iš esmės. Nes jie savęs nematė santykyje su Dievu. Jie patys savo buvo Dievas. Aš darau gerai. O iš kur tu žinai, kad tu darai gerai? Palyginus su kuo tu darai gerai. Ir kai Jėzus duoda kriterijų paskutinio teismo, sako, karalius sukvietė ten, atskyrė vis nuo ožių, ten kairę į dešinę ir vieniems sako, aš buvau nuogas, tu mane aprengei, aš buvau ligonis, tu mane aplankei, aš buvau alkanas, tu mane pavalgdinai. Ir tiem, kuriems sako, eikit šalin, nesako, kad tu nužudėjai, tu apiplėšiai, tu ten savo vaikų neprižiūrėjai, tu ten, nežinau, gyvenimą prašvilpei vėjais. Ne, nesako. Tenai sako apie apsileidimo nuodėmę. Juos pasmerkė ne už tai, ką jie blogo padarė, bet už tai, kokio gėrio jie nepadarė. Ir aišku, jie nesiruošė atsiversti, jie nežinojo, kad tą gėrį reikia daryti, nes nežiūrėjo į Dievą, jų sąžinė nebuvo budri, jie buvo patys savo labai šaunus, labai puikus, geri žmonės, puikus. Ir sako, aš buvau nuogas ir tu manęs nepriėmei. Iš esmės, tu manęs neieškojai ir tu manęs nepažinai savo brolyje tuos kartus, kai aš buvau pas tave atėjęs.
Tai va tas atsivertimas, jis yra nuostabus tuo, kad aš niekada nebūsiu teisi Dievo akivaizdoje dėl savo atsivertimų, darbų, maldų, patarnavimų, pasišventimų, pasiaukojimų. Nebūsiu, nes aš esu nusidėjėlė, nes kiekvienas mano veiksmas, kuris nėra padarytas meilėje, jis yra toks šiaip sau, vidutiniškas. Ir jeigu aš einu į tą ryšį su Jėzumi ir atpažįstu va tuos savo trūkumus, tas va momentas, kai aš atpažįstu ir sakau, Viešpatie, bet aš trokštu to, kam tu kvieti, ir yra tas kasdienis atsivertimas, kuris vyksta ir kurio dėka išnyksta visi tokie dalykai kaip rutina, ta neigiama prasme, kur sako, visas gyvenimas pilkas, nežinau, kur prabėgo 10 metų. Nes tu negali taip gyventi, tu kiekvieną dieną gyveni su Jėzumi. Jeigu tavo dienos labai įtemptos, tai turi sekmadienį, Viešpaties dieną, kad peržvelgtum visą savaitę, kad tu pažiūrėtum pagal tą sekmadienio bent jau Evangeliją, kaip tu ėjai šią savaitę. Kad pasakytum, čia nepataikiau ir čia nepataikiau, man reikia tavo gailestingumo. O čia, Dieve, ačiū tau, kad aš tave atpažinau ir pasislinkau, pajudėjau, padariau, ko galbūt nenorėjau daryti, kas man buvo nepatogu, neskanu, ne pagal mano nuomonę, bet aš atpažinau, kad tu mane kvieti šiandien pagelbėti, išklausyti, sušelpti, aplankyti, patylėti, pakalbėti, paliudyti, paprieštarauti. Aš atpažinau, ačiū tau, Dieve, aš tave tikrai susitikau. Ir kai mes atpažįstam tą susitikimo akimirką, pas mus dingsta tas pilkumas, toks gyvenimo, toks apsivėlimas. Nes kiekvienas susitikimas su Viešpačiu nušviečia skaidria šviesa tą mano dieną. Kartais atrodo, tai ką ten tie kontempliatyvūs vienuoliai, jie ten nieko kaip kalėjime gyvena, sėdi ten nuo ryto iki vakaro, niekur neišeina, 7 valandas maldas kalba, ką ten galima, koks ten jų gyvenimas. Tai tas gyvenimas, jis ir yra toks, kad tie žmonės apsiriboja nuo visokio išorinio triukšmo, gali stebėti tuos savo judesius viduje, siekti tobulumo per dorybių ugdymą, per tą meilę. Ir koks yra turtingas vienuolio gyvenimas, tai niekas negali įsivaizduoti, nes jisai jaučiasi vienybėje su Dievu, o tai reiškia su kiekvienu planetos žmogumi, su kiekvienu. Jo celėje yra visas pasaulis, už kurį jisai meldžiasi. Kiekvienas gyvenimas gali būti toks, pilnas tų blyksnių, atsivertimo blyksnių, kai aš atpažįstu Jėzų, kad jis mane aplankė per žmogų, jis man leido šiandien jam patarnauti, pabūnant su kažkokiu vaiku, pakalbant su juo rimtai, aiškiai, teisingai, sąžiningai, aplankant senelį ir taip toliau. Ir tie atsivertimai kiekvieną dieną krikščionys dėl to turi tos tokius laikus specialiai skirtus. Katalikai mes dažnai vadinam rekolekcijom, taip labai didingai skamba, bet iš esmės kai kurie žmonės skiria visą savaitgalį, kad peržvelgtų ten kažkurį savo gyvenimo etapą, keletą mėnesių, išbūtų tyloj su Dievu ir iš tikrųjų pažiūrėtų, ar jisai kartais nekeliauja klystkeliais, atliktų gilią išpažintį. Kiti žmonės turi tokį ritmą, kad kartą į savaitę skiria valandą, nebūtinai sekmadienį, eina į adoraciją ar tiesiog savo kambarėlyje labai atidžiai skaito Evangeliją ir bando atpažinti, ar mano širdis taip plaka, kaip Dievas nori. Ir yra tie laikai, yra lengvi laikai, sausros, kažkas tai apie tai kitą kartą. O dabar atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, tai yra nuostabus nuotykis ir jums gali reikėti mokytojo, tai susiraskite grupelę, bendruomenę, kunigą,
kurio pamokslus klausydami jūs suprantate, ką Jėzus kalba. Gerų knygų yra, puikių radijo laidų. Mes gyvenam labai turtingai šia prasme ir galime rasti labai daug pagalbos savo tikėjimo kelionėje. Atsiverskime, tikėkime Evangeliją ir kurkime Dievo karalystę, kur tik einame.